Bareišių miško esančio Jonavos rajone prie Panoterių naikinimas. Užfiksuotas 2025 metais gegužės 8 dieną. Iškirtavietė, bet va atsodinta jau senokai ir bet labai gražiai, va matot? Avietynai gražus čia žmonės ranka. Ir grybų parsineša nemažai. Pamatė mane į mišką nubėrė. Barsukai čia irgi gyvena. Taigi einam miško taku į pietryčių. Saulė, jau matot, taip. Tai reiškia, šiandien dabar 2 valandos, tai kokia čia 15 laipsnių į kairę nuo saulės. Nu va, pernai rudenį iškirstas jau plotas. Ir kas čia atsodinta? Nieko, ogi nieko, visai nieko. Kelmai kelmuoti, pakalnės nuplykę, vieni kelmai likę. Nieks atsodinti net nesiruošia. Nu va, kaip liudininkai sako, čia pernai pradėta kirsti, bet ir šįmet dar kirsta. Irgi čia toks kirtimas. Čia neaišku, kur čia tos kirtavietės, bet va, sveiki, dideli. Nu va, čia irgi matot, kirtimas kažkur ten tęsiasi. Jo, čia visur aplink kirtimai. O šį pavasarį iškirsta. Didžiulis miško plotas. Medis puošia apylinkę. Medis grynina orą. Medis teikia pavėsį. Medis neša vaisių. O šitas kitoj pusėje keliuko iškirsta. Jau kiek anksčiau jau atsodinti medeliai. Be medžių plika negyva, net paukščių čiulbesio, nei lapų šlamesio, nei šakų ošimo, nuoga ir nyku. Tai vaizdžią anykščių šilelėje piešia vyskupas Antanas Baranauskas. Slegiantį įspūdį apylinkių, kur nebėra medžių, vaizduoja tokiais žodžiais Anykščių šilelėje. Ne laikas, čia važiuojama būtų daroma. Jo, dabar pats paukščių perėjimo metas. Antanas Baranauskas, Anykščių šilelis. Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplykę, kas jūsų grožiai senobiniai tykę, kur toj puikybė jūsų pasidėjo, kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo, kai balto miško lapeliai šlamėjo ir senos pušys siūravo, braškėjo, kur jūsų paukščiai paukšteliai paukštytės, katrų čiulbančių taip ramu klausyties, kur jūsų žvėrys gyvuliai žvėreliai, kur žvėrių olos, laužai ir urveliai, visa prapuolė tik ant lauko pliko, kelios pušelės apykreivės liko, skujom šakeliam ir šiškom nuklota, kepina saulė nenaudingą plotą, ant kurį žiūrint taip neramu regis, lyg tartum rūmas suiręs nudegęs, lyg kokio miesto išgriuvus pūstynė, lyg kokio raisto apsvilus kemsynė. Ar neužaugę medžiai, nebuvo čia jokių ligų. Valaivat jauni medeliai iškirsti, kodėl tie visai plonyčiai. Dar ne laikas juos skirti, niekas čia nesi.
Va jau čia prieš kelis metus iškirsta, bet va jau ir atsodinta. Pakraštyta naujai kirsta. Va, viena pušis palikta kažkodėl. Nu tai gal čia tokia nuotraukos. Nu va, kažkoks gražus medis iškirstas. Taip, einam toliau ir toliau, kerta ir kerta. Vyskupas Antanas Baranauskas Anykščių šilelį parašė 1859 metais. Tai yra, kai Lietuva buvo okupuota carinės Rusijos. Tai priešai kirto miškus, o dabar sava valdžia kerta miškus. O čia kažkoks griovys, bet toks kanalas, kaip padarytas tiesus, toks lygus didelis. Čia ir bebrai dar gyvena. Va, kur keliai, ten visur prikirsta medžių. Dabar dar pamatysi kai ką. Va, Lietuvos Venecija, matot. Ir va, barbariškas miško kirtimas. Čia ne vienas hektaras. Ir čia šį pavasarį. Čia jau didesnė pusė išvežta, bet dar ne viskas išvežta. Ne, o kaip sako, didesnė pusė jau išvežta, bet dar ne viskas spėjo išvežti. Pažiūrėkit, kokie gražūs kelmai, nu, kabutėse gražūs. Nėra čia ne viena sergančia medžia. Nu, va, pašto dėžutė pakabinta. Net nežinau, kas. Taigi, einam dar toliau. Nu, va, matot, elektros 10 kW transformatorius turbūt vadinasi, elektros laidai eina ir tie laidai eina ir praktiškai medžiai prie pat. Ir nereikia čia kirsti jokių medžių, bet kai nenori gamtos tausot, tada ir iškerta. Ir va, čia yra milžiniškas skruzdėlynas, matot? Čia va išvartos.
Vėjas praužia. Nu, tokius medžius tai, galėtų imti, supjaustyti ir išvežti, ne? O kodėl jos palieka, kad jie čia būtų ar ką? Nu, koks grožis, beržas siekia vos ne dangų. Va, čia panašu laukinės lelijos turbūt, ar ne? To jau pritrai. Nu va, o čia stovi prastas medis. Sudžiūvęs jau, apgraužtas, tai jo ir paliko tą medį. Nu va, grįžtame iš miško, tolumoje matosi Panoterių bažnytėlė.